Beje, jeigu jau kalbam apie LRT, tai pasirodė dar viena skandalinga informacija. Pasirodo, LRT už mūsų visų pinigus, už biudžeto pinigus, pirkdavo komentatorius portale, kurie gražiai komentuodavo jų pačių straipsnius, jų pačių elgesį, kitaip sakant, samdyti plojikai. Ir tie patys komentatoriai be abejo politinius oponentus sudorodavo, apdergdavo, apšmeiždavo, užklijuodavo etiketės ir panašiai. Samdomi komentuotojai LRT. Ir šitą visą informaciją paviešino buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. O klausimas būtų susijęs vėlgi su tuo, kas buvo kalbėta apie įtakos asmenys ir apie jų įtakos darymą ir apie tai, kad tai turi būti žinoma visuomeniai. Audito komitete LRT direktorė paminėjo, kad dalį komentarų, nuomonių pateikimą jie perka pagal atsižvelgdami paslaugų pobūdį bei vertę. Mes paklausėme kaip audito komitetas LRT, kad mums tiksliai atsakytų, kiek tokių yra sutarčių ir aišku įvardintų tos komentatorius, nes visą laiką yra įdomu žinoti, kas aiškina Lietuvai, kaip reikia gyventi. Ir aišku, jeigu LRT už tai moka, klausimas politikos ar pasirinkimas, kam ir kaip mokėti už komentarus, yra pakankamai skaidrus. Tai iš LRT mes gavom atsakymą, pacituosiu, kad LRT portale yra 34 asmenys, kurie gauna atlygį už įvairiausius komentarus, nuomonės ir panašiai. TV naujienų tarnyboje 11 asmenų, tai yra tie asmenys, kurie komentuoja vyriausybės, Seimo ar politinius įvykius. Ir radio naujienų tarnyboje 10-15 sutarčių. Tai grubiai kalbant per metus apie 50 su viršum asmenų aiškina mums, kaip gyventi, ir tai yra LRT apmokami pagal autorinės sutartis. Tai čia būtų klausimas gal gerbiamam ir Misiūnui, ir gerbiamam Valentinavičiui. Mes paprašėm tiesą, kad būtų paviešintos šitos pavardės ir panašiai. Suprantam, LRT sakė, kad ne to negali daryti, nes įstatymai to nenumato. Tai ar visuomenė turi žinoti, kurie nuomonių pareiškėjai, nes kalbu, cituoju, komentarų, nuomonių pateikimą radio ir televizijos laidose bei portale lrt.lt visuomenė turi žinoti tokius asmenis. Ir kartu aš matau, nes dalį tų asmenų žinau asmeniškai, jie yra gana aktyvūs komentatoriai už LRT ir socialiniuose tinkluose, bet niekada neįvardina to interesų konflikto. Tai ar čia nėra didžioji problema šiandien, kad yra daug žmonių, kurie turi konkretų tiesioginį interesą, bet jo neįvardina, nes tai, mano vertinimu, ir etikos taisyklės turėtų pažeisti ir aišku profesionalumą. Kaip jūs vertintumėt, gerbiamas Misiūnai ir Valentinavičiai, būtent tokią informaciją? Manau, kad viską suprato, čia daugiau komentuoti nėra ką, iš tikrųjų skandalinga informacija. Samdydavo žmonės, kurie juos girdavo ir po to sakydavo, žiūrėkit, taigi žmonės patenkinti mumis. Čia jau, žinot, jau. Ir visą tai už mūsų, už biudžeto pinigus. Čia žemiau kritikos.